57 aromatinio dienoraščio diena. Šiandien mano rankose parfumerijos istorijų kūrėjų kvepalai pavadinimu Moulin Rouge'as. Apie kągi jie pasakoja? Pasakoja jie apie Montmartre rajone esantį kabareto teatrą Moulin Rouge'ą. Ir tikrai pasipurškus šiais kvepalais apgaubia tave stiprus pudros, ryškių raudonų lūpdažių kvapas. Bet pudra ne tokia, kaip, tarkim, mes dabar nenaudojam. Man jinai asocijuojasi su vaikystėje ar paauglystėje užuostu mano mamos pudros aromatu. Tuo tokiu stipresniu tarsi, net nemoku apsakyti. Ir kaskart pasipurškus šiais kvepalais mane irgi jie nukelia į Paryžių ir aš puikiai įsivaizduoju tame teatre artistės besipudruojančias, besiruošiančias pasirodymams. Ir man atrodo, netgi jų persirengimo kambariai pilni to tokio pudrinio debesies, tarsi net rūkas nuo tos pudros toksai susidaręs. Žodžiu, labai vaizdingai sukurti kvepalai ir tikrai sukelia vaizduotę daugiau. Sukelia vaizduotę.